Na ką, draugai, tai pirmas filmukas apie mūsų atostogas Kretoje. Prisipažinsiu, jūroje nesimaudėm, su Katiniene dažniau laiką leisdavom prie viešbučio baseino, gurkšnodami alutį. Pirma maisto apžvalga iš Kretos rytinės dalies bus skirta Chersoniso miesteliui. Kadangi graikai niekiek nenusileidžia turkams dėl kebabų gaminimo, tai leiskit pirmą apžvalgą skirti būtent šiam patiekalui. Dėl restoranėlio plačiame meniu aš ieškojau kebabų, o Katinienė ieškojo šašlykų, tad žiūrėkit, ką išsirinkome. O kol mes laukiame mūsų užsakymo, pasižiūrėkit, koks vaizdas atsiveria iš Deli terasos. Katinienės pasirinktas šašlykas buvo šiek tiek perkeptas, bet kas liečia prieskonius, buvo jie puikiai subalansuoti. Na, o aš pasirinkau valgyti gyro su vištiena. Šis patiekalas labai artimas mūsųse parduodamiems kebabams Pitoje. Tik čia vietoj pigių salotų lapų deda grūzdintas bulvytės. Ir aišku, kepa natūralią vištieną ar kiaulieną, o ne kaip pas mus šaldytą pusfabrikatį. Gyro su kiauliena kaina taip pat 4,50 €. Tad komentaruose visi parašykite, kiek mokate už kebabą Pitoje Lietuvoje, o mes pakeliame tostą už lietuvių verslininkų gobšumą. Tad dviese jaukioje terasoje Graikijoje papietavome už 24 € plus 10 % arbatpinigių.